Какой глаза? Kas yra akys? Jeigu paklausime savo akių, mes negausime tinkamo atsakymo. Kur noriu, ten ir žiūriu. Kodėl man Dievas davė akis? Kad žiūrėčiau kur noriu? Ne, palaukit. Apmąstydamas juslinius objektus, žmogus išsiugdo neprisirišimą, atsitraukimą nuo geismo. Iš nepatenkinto geismo kyla pyktis. Pyktis užtemdo atmintį ir viskas baigta. Taip, kad reikia žiūrėti, bent jau taip, kad lavintumėte intelektą. Krišna pasakoja apie tai Bhagavad Gitoje. Tai reiškia, intelektu ir dvasinę praktiką mes galime įveikti geismą. Įmanoma atitraukti geismą nuo jausmų objekto ir nukreipti į tikrą jausmų objektą, kuris išlaisvina ir apvalo nuo geismo.